Šiame filme papasakosiu apie laminuotas dailylentes ir jų montavimą. Laminuotas dailylentės nėra naujiena. Prieš 10 metų teko montuoti minkšto plaušo dailylentės su padengimu, gal melaminas, gal kitokia medžiaga, kuri nelabai atspari smūgiam, daugiau naudojama lubų apdailai. Šios dailylentės su tankesniu pluoštu ir su kietesniu ir braižymui atsparesniu paviršium. Buvo pora avarijų ir garbingai atlaikė. Kaina, sakyčiau, kiek didesnė panašios klasės grindiniam laminuotom lentom, bet kainą kompensuoja greitis montavimo ir paprastumas. 27 cm dengiamo pločio, 3 lentos, 2 kvadratiniai metrai. Padengti galima per valandą, jeigu nėra sudėtingų kažkokių tai apėjimų. Labiau tinka, manau, kad tokiom pagalbiniam patalpom, kaip čia yra priešpirtis, ta poilsio patalpa, palėpė su miegamąja vieta, nes šitų dar tokios ekonominės labiau klasės dailylenčių pasirinkimas spalvų ir piešinių gana skurdus yra. Tenka susidurti su brangesnėm plokštėm, bet ten kaina labai netikati ir tikrai yra paprasčiau montuoti gipsą ir jį apdailinti. Tai toliau montavimas, atradimai ir klaidos. Pagrindiniam darbam įrankių nėra labai daug. Tai yra siaurapjūklis, kuris su pjūkleliu, kuris yra skirtas medžio drožlių plokštei. Galima paieškoti specialiai laminuotai medžio drožlių plokštei. Čia aš sudėjęs peiliuką, kurio dantukai eina žemyn. Tai yra čia dabar aukštyn, bet taip eis žemyn. Ir toks pjūklelis, jisai būtent gerai pjauna viršutinę dalį ir išdrasko apatinę. Dėl to žymim ant viršutinės dalies. Žymim naudojam kampmatį, pieštuką, gali prireikti gulščiuko. Plokštės klijuojamos su klijais, galima plokščių ir neklijuoti su klijais, bet gaunasi tvirtesnė konstrukcija. Dar matuoklis. Ir taip pat plokštės tvirtinamos su kabėmis, specialios kabės, kurias galima pritvirtinti su vinuku ir naudoti nedidelį plaktuką arba su stapleriu, kabių pistoletu. Tik tai čia jau reikia kiek turėti įgūdžių, nes pataikyti tas dvi skylutes nėra taip jau ir paprasta. Elektros instaliacijai turim karūnėlę, kuri skirta yra medienai. Kartais visai neblogai multifunkcinis įrankis padeda, kai reikia kažkur tai skylę išpjauti ar pataisyti, jeigu per daug nuleidom iki žemės. Ir jeigu mes norime turėti gražius kampus, tai mes tada galime išfrezuoti laminuotą dailylentę. Tam mums reikės kiek papildomų įrankių. Tai reikės spaustukų, kreipiančiosios liniuotės ir frezos. Frezą naudojame su kūginė galvute, taip kad padarytų gilų griovį, kuris leis sulenkti laminuotą dailylentę ir tada išeina kampas be jokių jungimų. Vienas iš sunkesnių darbų tai yra labai tiksliai atitaikyti galvutę, kadangi nuo to priklausys išfrezavimo gylis ir jeigu mes padarysim giliau, mes perpjausim laminatą ir bus tenai skylė. Nors irgi pakankamai normalus variantas, sulenkus tikrai daug geriau nei suduriant laminuotą dailylentę. Jeigu per mažai, tai tada lūžta medžio plaušo plokštė kartu su laminatu ir atrodo jau tada negražiai. Turi išlysti taip, kad liktų ten tik tai milimetras ir nustatom aukštį su šituo prietaisu.
Gaunam griovelį, kurį dar reikės kiek pašlifuoti. Tenka kartais pašlifuoti ir iš kraštų, jeigu kūgis jisai yra per mažas. Ir kiek pašlifuoti apačioje, kad jau pasimatytų baltas laminatas. Išfrezuotas griovelis ir va po atsargiai lenkiam. Ir gaunam idealaus lygaus kampo laminatą. Darbus darome nuo viršaus į apačią. Palėpinėme aukšte pradedame nuo frontonų. Kiek sudėtingesnis darbas bus su langu, su lango kampais. Jeigu natūraliai būtumėm dėję nuo kampo, tai panašiai čia baigtųsi dailylentė ir jos daug reikėtų išpjauti. Dėl to verta išmatuoti taip, kad būtų optimalus ilgis dailylentės esančios prie angokraščio ir nupjauti tame gale gabalą dailylentės ir jau čionais atėjus išpjauti ir angokraštį. Čia matosi yra natūraliai sulenktas angokraštis, išeina labai gražiai, viršuje jau bus dedama plokštelė atskira ir jau čionais bus apdailinis kampas uždėtas. Ir apačioje bus uždedami apdailiniai kampai, tada eina viršus ir jau tada eis skliautas. Tai yra daroma tam, kad čia mes galime labai ypatingai tiksliai nepjaustyti tada tų kampų tenais ilgių, o šičia viską paslėps gamyklinis šoniukas. Kaip ir paslėps gamyklinis šoniukas ir viršuje. Atsakingiausias momentas yra pirmosios dailylentės padėjimas ir nebūtinai dėti visą pilną dailylentę, verta pasižiūrėti sieną, koks išdėliojimas bus optimalus, kad teisingai eitų ir prie durų, ir prie kampo. Jeigu atstumas nuo sienos yra skirtingas, galima pasinaudoti tokiu būdu. Pastatom dailylentę taip, kad jinai būtų griežtai vertikaliai ir tada pjauname, nubrėžiame liniją nuo sienos. Dailylentės tvirtinsim dviem būdais. Tai klijavimas. Klijuoju su Purokol, Saudal Purokolo klijais. Jie kiek įsiplečia ir jie yra, mano nuomonė, labai tinkami būtent mediena paprasto pjovimo neobliuota. Jisai į visus plyšelius sulenda. Ir taip pat pritvirtinam su kabėmis. Kabės yra specialios, jų yra skirtingos storio diametras. Žiūrim, kad kaip tik liniją pažymėjom. Ir kabę pritvirtinam su kabekale. Prie durų dedam taip, kad liktų bent jau 1,5 centimetro ir taip pat čia, kad būtų kiek medienos, nes čia mes klijuosim šitą liniją ir reikės primušti su vinukais, kad prisispaustų vinukus, paskui galima ištraukti. Ir taip pat bus pripjaunama ir vertikalieji apvadai. Ir patys apvadukai čia gali būti labai nedideli ir estetiški. Pats greičiausias būdas, jau aišku, čia įgavus įgūdžių, tai yra kabę prikalti su kabių kalikliu. Tik tai čia jau reikia tiksliai nustatyti, kurioje vietoje įkals. Va, pavyko. Tarp dviejų šitų skilučių grinai ir įmušiau. Kitas būdas, tai kabę prikalti su vinuku.
Šitos kabės yra 3 numerio, tai greičiausiai apie 2,5 mm. Užsidėjo ir prispaudžiam ir prikalam su vinuku. Kartais tai paprasčiau yra nei prikalnėti su kabėm. Norint, kad viršutinė ir apatinė dailylentės sutaptų, reikėtų įdėti tarp jų ištisinę lentą ir tada mes matom, ar jos teisingai eina. Tokiam mažam langui tai gal nėra aktualu, tačiau jeigu langas ilgesnis, tai nusikreivinimas gali būti pakankamai ženklus. Pasižiūrim, kaip sulinkova gražiai, be jokių trūkių. Įlindo irgi gerai. Gavosi idealus kampas. Dabar pažymim ribas. Galima būtų bendrai tik tai panaudoti kabės, bet vis dėlto su klijais gaunasi tvirtesnė konstrukcija. Su klijais taip pat praeinam ir griovelį. Tada jisai susijungs ir čia gausis labai tvirta patikima konstrukcija. Ten, kur dėsim dailylentę, tenais ištepam klijais, ištepam ir šitą šoniuką, kad prisitvirtintų. Gausim vientisą konstrukciją, kuri jau ir bus gerokai patikimesnė, nei vien tik tai prispaudus su kabėmis dailylentės. Prie kamino plokštės priklijuosim su putomis plokščių. Padengiam apie 40% paviršiaus. Tai vat pagal perimetrą ir va tokių zigzagų. Į išfrezuotą tarpą įdedame klijus, taip stipriau laikys. Elektros instaliacijai iš karto išgręžiame skyles, kadangi plonas yra, geriau yra uždėti dvigubą dailylentę, priklijuojam ją ir priklijavus pragręžiam, tada išeina gražiai labai skylutė. Va, ir prakišim laidą ir jau elektros instaliaciją bus galima padaryti po visų darbų. Instaliacinės dėžutės kraštelį turim kiek įleisti. Dėl to vat, atsargiai šiek tiek nupjaunam kraštelį. Sparnelius įdėjome čia, išlyginam su gulščiuku. Ne, viskas gerai. Įtvirtinta, laikosi patikimai. Šitas kampas jisai bus labiausiai pažeidžiamas, dėl to dar jį sustiprinam
su tašeliu ir jį priklijuosim prie šitos plokštumos ir prie šitos plokštumos. Tai tokia išeina kaip ir dviguba apsauga, tai yra suklijuotas pats kamputis ir dar priedo yra dvi plokštumos sujungiamos. Sienos ir lubų jungimą galima padaryti idealiai lygų, kad net nereikės tenais jokių apdailų. Tam verta naudoti šabloniuką pirmiausiai su juo, nes jeigu būna ne idealiai vertikaliai einanti pagal gulsčiuką dailylentė, tai greičiausiai bus toks laiptotumas. Ir to laiptotumo galima išvengti būtent panaudojus šabloniuką, tada jisai dažniausiai eina ne statmenai, bet su kažkokiu tai kampučiu, pasižiūrim, kaip yra geriau ir tada mes gausime lygų kontaktą visur ir taip pat su šabloniuku geriau dirbti yra apeinant gegnes. Dabar matom, kad bus nuopjova čia ir pagal aukštį eis čia. Šitoje vietoje nuopjova kažkiek tai paliekam apie 3-5 mm. Įsistume, bet labai jau standžiai maišo varžteliai, kiek gegnė pasislinkusi. Jeigu bandytume daryti iš karto dailylentę, tai greičiausiai tektų ją sugadinti. Dabar matom, kad gražiai įlindo, susispaudė. Gal dar kiek per daug. Ir eina kraštelis lygiai. Šitame atstume nenuspaudžia. Galima jau atsimatuoti ir pjauti. Metrai 40. Šabloniukas padėjo išpjauti lygiai. Gražiai, idealiai tiesiog įlindo. Atsitaikė aukščiai. Irgi, tarsi vienas būtų pjūvis. Ir čia minimalus. Galima labai nedidelį kamputį uždėti. Jisai atrodys, priduos tokio labiau estetiškumo. Išpjovos išpatavimą, matome, lygiai išėjo ir kažkiek palikta dar vaikščiojimui. Gerai yra tai, kad čia galima lygiai matyti sujungimą ir tada ir viršus jisai taip pat puikiai matosi, kaip jisai gula. Idealiai suėjo, netgi galima aplink varžtelius padaryti apėjimus.
Dailylenčių apačią nuo poveikio drėgmės apsaugom kampučiais. Ir vat prie kampo tuos kampučius gražiai sulenkiam. Uždedam palangę ir viršutinį angokraštį, prispaudžiam, priklijuojam. Čia yra prie sienos klijuotas su silikonu, prie popalangės priklijuotas su porokolu, kuris įsiplečia, tenais yra toks pat tašelis. Ir viršuje taip pat porokolu yra priklijuota. Sienų ir palėpės lubų apdaila laminato dailylentėmis baigta, sumontuota kažkur apie 70 kvadratų. Dabar laukia akmens plokščių montavimas ant sienų. Prenumeruokit kanalą, kad nepraleisti šio filmo. Montavimo darbai užėmė kažkur tai apie 40 valandų. Didžioji dalis, pusė beveik laiko, buvo skirta šitų kampučių padarimų gana sudėtingų. Galima, aišku, šitą procesą yra supaprastinti, naudojant specialius kampučius apdailinius. Jisai ir yra va čia. Principas labai panašus. Jau perpratus montavimą, tai tokia lenta be jokių papildomų išpjaustymų užima apie 15-20 minučių išpjovimas ir jos sumontavimas. Kažkiek technologinį procesą stabdo rozečių montavimas. Reikia tenais padaryti dvigubą sustorinimą plokštės, kad laikytųsi tos. Reikia palaukti, kol klijai sustings. Ir ne visą laiką pavyksta iš karto išpjauti ten į ateitį. Tai kiek procesas stabdosi. Bet pasirodė dailylentės laminuotos gerai, buvo keletas tokių ir avarijų. Statybos metu krito sunkus daiktai ir jeigu žiūrėti, kur yra minkštesnė, anksčiau prieš 10 metų sumontuota laminuota dailylentė, tai jau tenais būtų išplėštas tas laminatas. O šitos jos ten net neliko įbrėžimo, pakankamai gerai laiko. Manau, kad tokiose sąlygose visai verta apdailą daryti su laminuotom plokštėm. Prenumeruokit mūsų kanalą, dešinėje pusėje mygtukas, spauskit, nes dar darbų ir filmų nusimato pakankamai daug, reikės parodyti elektros instaliaciją, vandens įvedimą, ir dar keletas darbų. Sėkmės, iki!